Nu tai ką, labas rytas visiems. Šiandien šeštadienis, važiuoju į sodą. Toliau dirbti. Pasiseka man šiandien, vėl būsiu ne vienas, padės man. Bandysim toliau kuopti visas šiukšles, gal pagriaut kažką. Matysim, kiek šiandien spėsim. Tai va, ilgą laiką nebuvau sode, orai nekokie buvo. Praeitą savaitgalį buvau išvažiavęs motociklu į Lenkiją pasivažinėti. Tai va, šį savaitgalį jau reikėjo aukoti darbams. Tai va, kai minėjau pirmam video, kad skaičiuosiu, kiek išleidžiu pinigų viskam, tai šiai dienai yra išleista iš viso 362 eurai. Buvo darytas vienas išvežimas šiukšlių, o visa kita tai karutis, kurio neturėjau, ir šiukšlių maišai pagrinde. Va, įdomu, ką rasiu nuvažiavęs. Gal žolė jau užaugus, reikės nusipjauti ją. Gal stebuklingai bus kopėčios atsiradę, dingusios. Čia dabar visas tas dienas taip smarkiai lyjo, ypatingai vakar. Viskas bus greičiausiai ten primirkę, visa ta šiukšlių krūva, kur supuvus mediena, kur stogą nuimėm. Tai ką, susitiksim sode. Va, vėl apkibę žolėm, kaip visada. Tai prasipjovau žolytę, jau buvo paaugus. Tai va, grįžtam prie šiukšlyno. Čia reikės šiandien dar daugiau sukrauti išvežimui, kad būtų pilnas busas. Nu va, kaip palikom, taip ir buvo. Beje, sakė kaimynai, kad atsirado kopėčios. Tai labai džiugu. Aišku, dar nematau, kur jos atsirado, bet sakė, atsirado. Nu va, leisim turbūt dar čia šiandien, kraustysim viską į maišus. Pripirkau daug maišų. Važiavau į depą maišų pirkti. Pasiėmiau daug. Nusipirkau, paskui pamiršau pirštinių. Gal užsuksiu į Maksimą. Nu, važiuoju į Maksimą. Maišams 40% nuolaida šiukšlių. Tai va. Taip va ir būna kitą kartą. Na tai dar Maksimai paėmiau. Maišų daug. Žodžiu. Bandysim nuo viršaus krauti viską. Tas spintas gal ardyt. Šitą nežinau, ar šiandien griausim. Matysim. Čia nedaug iš tikrųjų ir liko pagriauti. Tai va, laukiu talkos. Ir kai visą laiką jungsiu timelapsą, ir eisim dirbti. Va, padirbėjom truputį, nusigriauju spintą. Ir už spintos ką radom? Skudurų. Čia ne tik skudurai. Žodžiu. Išnaudotas kiekvienas kvadratinis metras. Oi, mašinos stiklain.
kaip netikėta. Jo, čia daug maišų šiukšlių bus. Tai va, tiemsim šitą visą brudą lauk ir toliau kraustysim. Tai turiu planas yra, žodžiu, viską išsilaisvinčią, o tada griaut toliau. Nes ant šiukšlių griaut irgi ne variantas. Tai žodžiu, dirbam toliau. Nu ką, dar beveik valandėlę padirbam. Tai va, turim kalną maišų, variklių porą radau. Čia kreiziukas gal buvo padarytas kažkada kažkoks. Pjūkla, kirvi, siuvimo mašina senoviška. Čia pati mašina yra. Radiatorius, ruberoido, porą rulonų, mikrobangų krosnelė, ko gero. O po biškį atsiranda rezultatas kažkoks tai. Ką čia turi stiklų? Normaliai. Stiklų tai čia yra ir mašinos stiklų. Tai prieš tai buvom radę mašinos stiklų. Ir dabar radom čia tose maišuose, tai beveik vien yra drabužiai visokie skudarai. Ką biškutį eisim, atsikvėpsim. Reikia iš čia prasinešiot, prasilaisint vėl ir toliau darbuotis. Tai planas yra išsivalyti visą patalpą pilnai. Ir tada bandysim ten, nematau pats, bet ten dar liko daiktų viršui. Tai reikės nusikrauti ir bandyti nusiardyti šitą visą antresolę. Jau kai čia bus laisva, bus galima ir ten eiti. Ten, kaip matosi, irgi normaliai yra. O čia biškį ir įlys pavyko. Nu, kaipgi be skudurų. Jo, bet čia gal lengviau bus. Tokie stambesni gal daiktai. Čia matau ir metalo bus visko. Tai va, visą šitą išsilaisvint patalpą, paskui aną ir paskui galvot apie kažkokį griovimą. Blemba, kaip čia smirda tie skudurai tokiais bomžais. Siaubas. Čia žiurkių negyvų randam visko. Nemalonu. Žiurkės net numiršta čia. Neišgyvena. Tai va. Skardinę vonę turim. Galima bus prikrauti metalą. Ir po to metalą išvežti. Va. Dirbam toliau. What damn a pretty little lips gonna do to me, baby? But every single
seen you got another man trying to keep you down, baby. Well, you might think you're driving me insane, but I'm ain't the game that you're trying to play. You know, I think you maybe ought to know this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know some things you can't take back, some things you just got to let go. Yes. Well, hell, I got Sammy on the phone, Nikki at home. 3 valandas jau. Tai valomės. Galvojam nešti tą lovą, bet nenešim dabar, nes paskui su lietum kaip sumirks, tai sunku ir išveš bus paskui. Kai vežti ir nenešim. Kiek brudo. Ką, po biškį artėjo momentas, kai nuo viršaus pradėsim kraustis. Nu, čia biškį jau ir buvom atkraustę nuo to viršaus. Kažkur įsykį, kai buvom. Bet dar ten liko tų daiktų. Po to man sako kolega, kad šitą sieną reikia nusiardyti. Lengviau bus iš ten nešiot. Daug ginčytis negaliu, gera mintis. Ką, darbuojamės. Think you're driving me insane, but I made the game that you're trying to play. You know, I think you really ought to know this ain't my first rodeo. Žinot, kas atsirado? Kopėčius atsirado. Pagaliau. Teisybė yra. Tai va. Čia nežinau, kažką pradėjau sieną lupt. Nelabai lupasi kol kas. Langą vieną išsilaužėm, kad oro būtų daugiau. Nes čia tiek dulkių sakiausi, kad visa nosis juoda būna. Tai va. Gerai, yra kopėčius, galim dirbti toliau. I was walking out one evening late, the moon was rising high, headed for the riverside, around us fuss and fight. Patrolman, he walked by, asked me where I'm going, said if the sun set on me there I'd never make it home. He said, don't go downtown tonight, there's trouble on the rise. The bad men in the shadows, and they're bound to take your life. If you mind to ramble, I'll tell you how I do. Keep your money in your pocket, and the razor in your shoe. Padirbėjom. Klaudas šluoja. Va biškį prasigriovėm čia tą sieną. Nu, čia buvo išplokštės drožlių tokios. Tai vat. Kaip matot, irgi daug čia visko iš tikrųjų yra. Tai va, reikės šitą išsivalyti ir iš tikrųjų gal net nuo gatvės pusės, nuo ten pradėti griauti į čia viską. Va, nebėra to antro aukšto, kur šiukšlės susidėti galima buvo. Bet šiaip kiek daug tų žiurkių negyvų.
Ką čia radai gerą? Monolitas? O. Nu jo. Tai va, po biškį judam. Labai jau neskubam. Kiek dabar čia yra kokios po 5:20. Metalas. Čia dar pečių tą reikės irgi į metalą. Tai va, toks vienas bjauriausių dalykų, tai čia vat, ta krūva visa. Bet po biškį reikės kažkaip ją kasti ir šašlykus kepti. Va, biškį dar čia prasiardėm stogelį. Nesunku buvo vaikščioti, nepatogu. Tai va, palengva biškį kažką dar pasidarbosim. Paskui reikės dar tą metalą susivežti į garažą turbūt. Ar čia paliekam? Ne, nesivaizuoju. Išgaruot gali, ne? Gal neišgaruos. Šiaip galėsim ir čia palikti. Nes toli vežioti. Jau šiandien ir taip prisinešioju tų šiukšlių. Nemažai. Tai čia tie maišai eina kai vėjas. Tai va. Labai gerai čia, kad kopėčios atsirado. Čia net nesumaišysi kieno. Tiek klaidų pririšta. Tai va, einam dar kažką čiūčiūt pasidarysim. Ir žiūrėsim. Ask me where I'm gone. Said if the sun set on me there, I'd never make it home. He said don't go downtown tonight, there's trouble on the rise. The Batman in the shadows and they're bound to take your life. If you mind to ramble, I'll tell you how I do. Keep your money in your pocket. Šiandien baigiam darbus turbūt jau ir dabar yra 6:30. Pavargom, iš tikrųjų. Tai va, pradėjom čia kapstyti, bet čia jau sekančio atvažiavimo projektas. Čia tikrai yra daug visko ir kadangi stogas kiauras čia sumirkė, viskas supūvė vėl. Nesmagu. Radom kokių dalykų. Kasetė. Rytis Cicinas. Žentai. Danutė Šurmaitienė. Nežinau tokį. Liveta ir Petras Kazlauskai. Čia tai muzika, ne? Neli Paltinienė. Aliukai. DVD sveikinimų koncertas. 17 litų dar iš tai mokėti kažkas galėjo. Vėl sveikinimų koncertas. Inga Valinskienė. Laimutis Purvinis. DVD. Kokie radiniai. Tai va, biškį parodysiu, kaip atrodo šiukšlynas. Va, čia metalo vėl renkam. Šiandien jau nenešim niekur jo. Jau užtenka. Nu, šiukšlinėlis. Tai va, dabar reikės jau užsakyti išvežimą. Nes čia kosmosas jau. Čia per vieną kartą jau nebeišveš tiek. Vien langų visokių. Tai va, tiek susikrovėm
iš kambario. Žodžiu, eisim plautis rankų, persirengti ir šiandien gana, gal dar spėsiu ir video sumontuoti. Tai gal ir kelsiu ant dienų. Nu ką, viskas, važiuoju jau namo. Grįžęs eisiu sumontuoti video, tai čia bus 4. serija jau. Kaip sode greunu namelį. Kam patinka mano turinys, tai paspauskit laiką, paprenumeruokit, parašykit komentarą. Kai parašot komentarą, sklaida geresnė yra. Tai va, ačiū visiems, kurie žiūrit, prenumeruojat. Iš tikrųjų daug prenumeratorių susilaukiau, kai pradėjau filmuoti būtent tokį kontentą. Tai ką, nesustojam, dirbam toliau. Tai iki.